Kurie nepabijojot nei šalčio, nei drėgmės, ateiti šį vakarą kartu pasilinksminti. Kad ir nelabai gausiai, bet manau, kad jeigu jau atėjom, linksmintis verta. Užgavėnės viena iš gražiausių žiemos švenčių, todėl kad jau pavasario laukimas širdyje, aplinkui balta, ir taip norisi dar ir to žiemos, ir jau taip širdis ištroškusi pavasario. Kaip nebūtų keista, ši diena mums davė visko. Ir saulės taip kaip pavasarį, ir sniego taip kaip viduržiemį. Taigi linksmintis tikrai yra dėl ko ir kaip. Aš manau, kad ir vaikai šiandien galėjot ir sniego angelus padaryti, galėjot ir po sniegus pasivolioti, taip kaip šią dieną reikia daryti. Manau, kad tikrai atėjot 9 kartus valgę, 3 kartus dar čia gausite, todėl kad 12 kartų šiandien tikrai reikia valgyti, jeigu norit, kad ateinantis metai būtų geri. Tai pasižiūrėkite į namų stogus, jeigu sniegas ant stogo, Velykos su sniegu. Jaunos merginos, kuriom jau būtų laikas tekėti, pareidamos parsineškit vyšnio šakelę ir pamerkit. Jeigu iki Velykų pražydės, ištekėsit. Jeigu tik tai sužaliuos lapeliai, vilties yra, bet ne šiemet. O jeigu pražydės ir lapeliai nukris, tai šiemet numirsit. Taigi nelinkiu tokios negražiaus baigties, linkiu linksmintis tiek, kiek leidžia jėgos, širdis ir norai. Jos kreipėsi dėl apgavysčių. Taigi, nukentėjusiojos pusės atstovą, namų šeimininkę, prašom ateiti čia ir pareikšti savo kaltinimus. O kita pusė, velniukai, čigoniukai ir visokie kitokie, ateikit čia į priekį. Nu tai tada klausysim bendrosios pusės, tai jeigu teismas apkaltins jūs, tai ką tada darysit? Ateikit, ateikit daugiau, vaikai, ateikit. Va, vieną drąsuolį. Nu, o kur tavo kompanija? Ateina dar, ateikit, vaikai. Kas dar? Atėjo daug čigonų, paėmė kiaušinius, lašinius, dešras geriausias, pavogė, ką dabar man daryti? Taigi girdėjot vieną kaltinimą. Aš turiu dar užsirašius kitų namų šeimininkių kaltinimus ir jie sakė, kad išviliojo apgaulės būdu visų pusmečio resursų šeimininkių. Neliko nei saldainių, nei restainių, nei obuolių. Vienas neigutė, ratelė ar ką nors ir namų šeimininkė. Einat ir daugiau kas namų šeimininkės.
Что подыси? Su tuo nuotrauką fotografuokis. Pėl. O pabėgo vienas, ane? Šaldyti taip negali pilsti. Numeruoja. Nagi, prašom, ilgai laukti svečiai atvyksta persirengėliai šaunuoliai. Prašom, čia tolyn į vidurį. Prašom, ten į priekį, kad visi matytų. Pastum. Mano antra galus. Nagi, prašom, arčiau, tokie gražus. Ne, ar jūs žinote naujieną? Reikia žiemą vyti iš kiemų. Plėkti, kad net pasmorinų virsti. Reikia lašinių pačiulpti. Ar gražiai pačiulpti. Oi, jas badžiami dažnį gauti, o paskui į kailį gauti. Tas žiemužiai jums nejuokas. Sėdi daug tas repuokas. Reiks suvienyti jėgas ir nunauti jeigu plak. Mes su karškiais kolektyvas norim apsikeisti blynais. Ir pastiprinę sveikatą eisime į kovų ataką. Mori uodegą padegsim, smagią linksmą dainą trauksim. Ši daina per kaimą plauks, tai per kaimų šunės kauks. Linkim savęs negailėti, žiemai teks slides padėti. Visi būkime kartu. Viskas geriau, pas mus kai neklausos, nesilaiko įstatymų. Mano draugas paisabus nuo. Mane ir šilta smala, ir sakla, ir mergos, ir vyrai graža. Ir vyrai graža. Iš nakto visko yra. Pas mane valė nuo ryto iki vakaro. Laimės akmenėlė. Prašom akmenėlį, laimės.
Ir nuo parazitų jo puškiam. Nu, moterėlės, tai tau eilės akmenėlių. Ar nesilaikysit nuo tos testų? Ačiū labai, ačiū. Aš susilaikysiu nuo tų nedaugybių 7 savaitės. Bet su kaimynu galima. Nu, vyrai, o kaip jaučia, bus man labai įdomu. Nu, labai įdomu. 7 savaitės. Neikit vaikai artėja. O vis tiek šypsos deginio, vis tiek matyt, kur ta giltinė, matyt, svertis nebaigtas. Bet ne, aš kažkaip